Aš 100% žinau, kad tu niekada nepradėsi rūpinti savo sveikata, jeigu nepradėsi to daryti dabar, šiandien, rytoj. Nes tavo rytojus visą laiką nusikels į ateitį. Ką tu darai dėl savo sveikatos šiandien, tokia tavo sveikata bus po keletos metų. Jeigu rūkai, jeigu geri, tau tikrai už keletos metų pradės prasčiau stovėti. Jeigu tu uostai, jeigu tu leidėsi, tau pradės dar greičiau stovėti, atsisakys inkstai, plaučiai, kiti organai. Viskas, ką tu veiki dabar, yra nukreipta prieš tavo sveikatą. Susimastyk ir pagalvok, ar tavo sveikatos lygis tenkina toks, koks yra dabar, ir ar jis tikrai išliks toks pat, koks yra dabar už keletos metų. Jeigu ne, pasitarkim, parašyk, galbūt aš galėsiu tau duoti keletą naudingų patarimų. Rašyk, bet jokios abejonės man asmeniškai nerašyk į komentarus, nes jūsų profiliai yra užblokuoti, jūs patys neleidžiat savo rašyti žinučių, taip ir liekat su nestovinčiais, su kabančiais ir be sveikatos.